Šventojo rašto reikšmė ir aiškinimas. Šventojo rašto reikšmės pagrindas yra tikėjimas, kad Dievas prakalbino žmogų, ieškantį prasmės ir laimės savo laikinoje būklėje. Apsireikšdamas ir kviesdamas žmogų nelikti laiko auka, bet kurti su jo ateitį. Būdamos Dievo įkvėptos knygos, jos yra reikšmingas pasakojimas žmonėje apie Dievo kūrėjo ir žmogaus pokalbį laiko upėje. Tai, kad Dievas prakalbino žmogų istorijoje per įvykius ir kad žmogus atsakė Dievui tikėjimu, padarė šį pokalbį lemtingą visiems laikams. Šventajame rašte Dievas prakalbino žmogų jo kalba. Užtat šventųjų knygų aiškintojai, norėdami įžvelgti, ką ta kalba Dievas nori mums pasakyti, turi stropiai ištirti, ką įkvėptieji autoriai turėjo galvoje ir ką Dievas teikėsi jų žodžiais apreikšti. Įkvėptųjų autorių minčiai suprasti reikia atsižvelgti į jų laiko ir kultūros sąlygas, tuomet vartotas literatūrinės formas ir jų senos mąstysenos bei rašymo būdus. Mat tiesos pateikimas bei išreiškimas yra skirtingas įvairiose istoriniuose aprašymuose, pranašystėje, poezijoje ir išminties raštijoje. Kadangi šventasis raštas yra įkvėptas, yra dar kitas irgi nemažiau svarbus būdas jį teisingai aiškinti, kad šventosios knygos neliktų negyva raide. Šventasis raštas yra skaitytinas ir aiškintinas ta pačia dvasia, kuria buvo parašytas. Vatikano antrojo susirinkimo dogminėje konstitucijoje apie Dievo apreiškimą Dei Verbum nurodomos 3 svarbios šventojo rašto aiškinimo taisyklės, kurių reikia laikytis norint teisingai suvokti šventųjų knygų prasmę. Pirma taisyklė nurodoma, kad aiškinant Dievo žodį, reikia neišleisti iš minties viso šventojo rašto turinio ir vientisumo. Nepaisant didelės jo knygų įvairovės, šventasis raštas yra vientisas, nes Dievo išganymo plano pagrindas ir šerdis yra Jėzus Kristus. Naujasis testamentas slypi senajame, o senasis išryškėja naujajame. Prisikėlimo dienos rytą pats Jėzus nusivylusius juo dėl mirties ant kryžiaus mokinius iš Emauso šitai pabara. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Mokiniai pažino Jėzų, kai jis vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių, o jie kalbėjo. Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Antra taisyklė nurodoma, kad šventasis raštas skaitytinas visos bendrijos gyvojo tikėjimo paveldo tradicijos visumoje. Anot bendrijos tėvų, šventasis raštas užrašytas pirmiausia bendrijos širdyje, o ne knygos puslapiuose, nes bendrija savo tikėjimu neša gyvąjį Dievo žodį ir šventoji dvasia teikia jai dvasinį šventojo rašto aiškinimą. Trečia taisyklė nurodoma, kad šventąjį raštą aiškinant reikia turėti omenyje tikėjimo tiesų sąsajas, tikėjimo tiesų analogiją. Tikėjimo tiesos siejasi tarpusavyje ir apreiškimo visumoje. Apreiškimo tikslas yra žmonijos išganymas. Išganymo planas buvo įvykdytas darbais ir žodžiais. Žodžiai skelbia Dievo darbus ir atskleidžia jų lemtingą paslaptį. Iš pradžių perduoti gyvų žodžiu, ilgainiui dieviškosios dvasios įkvėpimu užrašyti Dievo darbai šventajame rašte liudija apreiškimą. Apreikšti – tai atidengti ir atskleisti. Apreiškimas reiškia atidengimą ir atskleidimą. Daiktus galima užtikti, atrasti bei surasti. Asmenys apreiškia save atidengdami ir atskleisdami savo siekius, rūpesčius, baimę ir džiaugsmą. Šventasis raštas įžodinimas Dievo apreiškimą liudija žmogaus atsiliepimą tikėjimu. Dievui atidengusiam ir atskleidusiam save ir savo darbus istorijoje. Taigi žodis apreiškimas ženklina ne tiek tiesas apie Dievą, kiek paties Dievo gyvenimo paslaptį žmogaus gyvenime. Tiesa apie Dievą ir pati Dievo gyvenimo paslaptis. Apreiškimas buvo įkvėptųjų autorių išgyventa ir atspindi jų savitumą.